Išsakysiu nuomonę, kurios nieks neprašo. Ai. Įdomi istorija. Labai įdomi iš tikrųjų. Ir, linksma. Linksma, bent jau mane nuteikė taip gan linksmai. Ant kiek žmonės yra keistų įsitikinimų. Bet aišku, čia už tai mes galim dėkoti tik tais tėvams, kurie mus augino patys turėdami keistus įsitikinimus. Žiūrėkim, taip. Kažin kodėl vyrams taiko aukštus standartus, lyg pati būčiau princesė. Svarbiausias dalykas šitoje eilutėje, aš manyčiau, kad tu turi taikyti vyrams aukštus standartus, ne? Ir pati elgtis kaip princesė. Dėl paprastos priežasties. Tu esi moteris ir tu turi spinduliuoti aukštus standartus. Moteris, kai gimsta, toks alegorija yra, kai gimsta, jinai pastatoma kalno viršūniai. Tai yra, tu jau iš prigimties turi aukštus standartus. Vyras, kai gimsta, jis atsiranda kalno papėdėje. Vyro gyvenimo užduotis kilti į tą kalną. Ne? Moters užduotis gyvenimo nesileisti nuo to kalno. Aišku, feminizmas moko kitų vertybių, aš apie tai nekalbu. Bet, aišku, čia toliau aš, kad šiek tiek išvaizda, bet išorė mažiausiai svarbi. Gali būti ten storas, nuplitęs, pofik, svarbu jis būtų nuoširdus, ištikimas, acionalus, mylėtų šuniukus. Sąrašas geras. Nuoširdus, gerai, ištikimas, labai gerai, emocionalus. Tikrai? Mylėtų šuniukus bala nematė, bet vyras emocionalus, čia jau užklausa keistėja, bet tvarkoj, būna visko. Bent minimaliai gramatiškai, taip, minimalus loginis ir kritinis mąstymas yra reikalingas. Vyrai iš prigimties yra apdovanoti minimaliu loginiu ir kritiniu mąstymu. Su kritiniu gali būti bėdų, bet loginis čia prigimtinis dalykas. Aišku, reikia suprasti dar vieną dalyką. Šitoje vietoje įdėsiu, kad moters smegenys, jos dirba abiem pusrutuliais vienu metu. Todėl jos viską prisimena, todėl jos gali 10 darbų daryti vienu metu, nes abu pusrutuliai dirba vienu metu. Ne? Tarp jų ten tokia stora dešra, ir neuronai laksto. Pas vyrą yra 2 pusrutuliai, abudu jie svarbus, pilni, bet dirba po vieną. Vienas atsako už emocijas, kitas atsako už logiką, už kritinį mąstymą. Ir ten tarp jų yra labai plonas ryšelis. Tas ryšelis yra tam, kad tiesiog mes dabar perjungiam jungiklį į emocijas, dabar mes esame emocionalūs, reikia logikos, palauk, tuoj perjungiu. Ir perjungiau jungiklį į kitą pusę. Taip dirba mūsų smegenys. Tai šito, please, nepamiršti. Ir vairuotojo pažymėjimas nesvarbu, bet gerai, kad būtų. Ir čia gaunu tokią pliūškę per skruostą, nes pati teisės pradėriau tą pačią savaitę, kai išlaikiau. 18 buvo. Ką mergyt, galiu tau pasakyti.
negalima iš karto va, tokių, žinai, nuostatų, kai sakant, kažkokių paralelių išvedinėti, bet aš iš karto pasakysiu, kad greičiausiai tu turi problemų su priklausomybėmis, nes jeigu sugebėjai 18 jau pragerti, tai vadinasi 18 tu jau ragavai, ne, kas yra gėrimas. O žmogaus organizmas yra toksai, kad dėl ko vat, visą laiką būdavo tas reikalavimas iki 21 metų jokio alkoholio. Dėl paprastų ir labai elementarių fiziologinių priežasčių. Iki 21 metų mūsų smegenų žievė yra per minkšta. Jinai dar kaupia. Ne? Ir jeigu tu kokio šūdo užvartojai jaunystėje, ne iki 21 metų, tavo smegenyse jau atsiranda kertelė, kur to šūdo reikalauja ir tu jau esi priklausomas. Va, ir plemba, negerai. Negerai, kad sugebėjai teisės pragerti, labai negerai, o dar negeriau, kad tai tau buvo 18. Vadinasi, tu su alkoholiu susipažinai per anksti. Per anksti ir tavo gyvenime, kad išsivalyti nuo šitos priklausomybės, tau reikės įdėti pastangų ir nemažai. Aš, žodžiu, kur buvo tavo tėvas, a? Blemba, diržą reikėjo paimti vaikui ir viskas būtų susitvarkę. Žodžiu. Taip, toliau, kaime važinėjau, kai sakant, užsiklijavus lapą, čia dzin, viską, žodžiu, vairuot moko. Nuoširdžiai, altruistiškai, labai myliu gyvūnus, esu labai spinduliuoju gerumu, empatija. Aš net matau tave, žinok, superinė moteris. Kūrybiška, mėgsta daug rašyti, spręsti, puzlai, lavinu kognityvinius gebėjimus, šaunuolį, turiu tikslų, baidinėju studijas, nichtė šaunuolytė. Turiu ir labai blogų savybių. Esu linkusi į priklausomybės. Aš ką tik tai sakiau. Ta prasme, taip, va, prašau, įrodymas, kad biškelį per anksti atidarei durytes netinkamiems eksperimentams. Mažai skiriu dėmesio savo išvaizdu. Turiu nutukimą, žodžiu, čia... dar papildymas mano tekstui. Viską padarė vartojimas ir apsileidimas. Tai pirmiausiai vartojimas, o apsileidimas tai čia jisai jau prie vartojimo. Realiai labai gerai. Tu jau supranti, kad turi problemą. Dabar tik tais, žinai, kada sako ligonis pradeda sveikti, kai jisai pripažįsta, kad serga. Ir antras žingsnis, kai jisai nori pasveikti. Yra du žodžiai. Noriu ir norėčiau. Tai kai pas tave bus noriu, viskas, jokios sienos nesustabdys. O kad būtų norė, aš kažkada rūkiau. Vėlgi, ačiū Dievui, aš rūkyti pradėjau, kai kiti jau mes dinėjom, man buvo 24. Man buvo 24 metai, kai aš pradėjau rūkyti. Bet aš ten 4 metus po 2 pakelius per parą varydavau Astros be filtro, nes filtrinių neparūkydavau nuo tų, kur su filtru. Man turėtų būti geras toksai aitrus, žinai. Pada pypkę rūkiau, rūkorius buvau. Ir aš mesdinėjau labai dažnai. Plemba, kainuoja pinigus, šūda čia į save kemšu, nerūkysiu. Ir viskas, aš nerūkau, ateina draugelis vakare. Ką, Šarai, parūkom? Parūkom, sėdim, rūkom. Metimas baigėsi, nes kas buvo? Norėčiau. Norėčiau mesti. Tai taip ir mečiau. Kai atsirado noriu, tai buvo
kelintais čia metais buvo, palauk. Tai buvo 2004-2005, dabar tiksliai nepasakysiu. Ir buvo vieną dieną, rugpjūčio 8 diena buvo, puikiai žinau. Paskutinė cigaretė, paskutinė. To gero. Ir po šiai dienai. Nes nuosprendis yra nuosprendis. Aš nusprendžiau. Aš noriu. Nenorėčiau, o noriu. Viskas. Taip kad čia užsimanyk. Jo, dabar tiesiog užsimanyk. Kartais sulaukiu užgaulių, kad tapau panašiai į lesbę ar vyrą. Labai blogi užgauliojimai, bet labai geras ženklas, kad susijimtum. Nes vėlgi, tikras, aš manau, tu esi tikra moteris ir tu nori tikro vyro. Ne? Bet bėda ta, kad tikram vyrui nereikia vyro. Tikram vyrui reikia moters. Moteriškos moters. Taip, kad jeigu panašiai lesbė ar vyrą, mergyt, atsistok prieš veidrodį ir susijimk. Mes norim moters. Normalus vyras nori normalios moters. Taip pat normali moteris nori normalaus vyro. Viskas. Taip, norisi, bet nėra motyvacijos. Jo, reikia rasti tą spyrį šiknon, kad ta motyvacija atsirastų ir privalai. Privalai save motyvuoti, kad tapti moterim. Norisi mylimo žmogaus šalia savęs. Ką tik pasakiau, tapk moterim. Pasirinkimų yra nebent permiegoti, bet ne į ateitį žiūrėti. Nebent permiegoti. Okei. Vargu ar rasiu normalų partnerį. Jo, čia jau tu bėgi nuo to kalno žemyn. Vargu rasiu normalų partnerį, kol nesusitvarkysiu savęs ir išvaizdos. Pažinčių portaluose nieko gero. Va čia teisingi žodžiai. Pažinčių portaluose nieko gero. Pažinčių portalai yra šitas, kur sekso ištroškę neatsakingi mažvaikiai, nesvarbu kokio amžiaus jie bebūtų, ieško pigių prostitučių. Tai yra pažinčių portalai. Visi pažinčių portalai yra kupini to. Ta prasme, pigios prostitutės. Kas yra pigios prostitutės? Nuėjau 1, 2, 3 pasimatymą, pašėriau kava, kruasanų, nupirkau porą rožių ir aš turiu skylutę. Tai yra pažinčių portalai. Jeigu jūs norit sukurti normalius santykius, ne ten ieškot. Čia turi partnerį? Gal geriau sakytum paprastą draugą, bet nieko rimto nematau. Pamylėti jis mane tikrai pamylės lovoje, tikiuosi dar nepamylė. Bet tas žemės, seksas su juo buvo nuostabu. Tai vis tik pamylė. Dieve brangus. Ir kiek jam kainavo? Jo, iš tikrųjų, tu nori ištikimo. Žiūrėjau. Grįžau į viršų. Jis turi būti nuoširdus, ištikimas. Yes, ištikimas. Ką reiškia ištikimas? Tai reiškia, kad, jis turi tave sunkiai gauti. Jis turi tave, tu neturi būti pigi prostitutė. Tu neturi būti šliundra, tu neturi būti kurva, tu turi būti moteris, dėl kurios verta pasistengti. Dėl kurios verta, kai sakant, laikytis, kol aš tave gausiu. Laikytis, kol aš tau įrodysiu, kad aš esu vertas būti tavo vaikų tėvu. Vėlgi,
tu ne šiaip supranti, aišku, jeigu tu gyveni tik dėl malonumo, tai kitas reikalas. Pas mus dabar visa visuomenė, jinai stengiasi gyventi dėl malonumo bei įsipareigojimų. Bet jeigu tu nori sukurti šeimą ir turėti vaikų, tai nėra, kad, žinai, tenai ar storas, plikas ir ten nuoširdus, emocionalus, mylėtų šuniukus. Čia nesvarbiausia. Svarbiausia, kad jisai būtų tinkamas tėvas tavo vaikams. Kaip tai atsitinka? Tai atsitinka per susilaikymas nuo sekso, čia abiems vienas iš svarbiausių momentų. Kaip tu kitaip pažinsi jaunuolį, su kuriuo susipažinai, kaip tu pažinsi jį visose situacijose. Kai jisai negaus kokius metus sekso iš tavęs. Iš niekur negaus. Pamatysi visus jo veidus. Nes bet kuriuo atveju, bet kuris vyras, ieškodamas patelės, jisai geras aktorius, jisai puikus apsimetėlis, meladis, ir tai yra pateisinama. Nes mes tai padaryti. Mes rėšim sparną visokiais kampais, kad tik tave iškruštų. Nes, mūsų tokia biologija. Mes dėl to esam sukurti. Dėl to reikia su vaikinuku pradraugauti metus be lovytės, kad tu pamatytum visus jo veidus. Vyras negavęs sekso, jis parodys tau visus veidus. Visus veidus pamatysi. Ir... Čia palauk, tu. Kai partneris net dantų neišsivalydavo. Žodžiu. 6-7 metus užslopintas. Tiesiog gyvenu dėl savęs ir smaginuosi. Taip, tai aš ką ir sakiau. Gyvenam dėl malonumo, krušamės dėl malonumo ir paskui, maliamba, šeimos sukurt nesigavo. Tai, nes nekuriam šeimos. Šeimos kūrimas yra rimtas darbas. Šeimą turėtus, šeimą sukūrus, ten irgi yra rimtas darbas be poilsio dienų, nes auginat vaikus, auklėjot juos. Mokot gyvenimo vertybių. Žodžiu, čia... Ne taip daroma. Nesu palaido elgesio moteris. Ką tik rašai kitaip. Bet šiuo metu, kadangi nesu santykiuose, tai... Išversiu į lietuvių kalbą. Santykiavimas, partnerystė, partnerystė tarp vyro ir moters, kas čia dar, kaip čia dar mėgsta vadinti, santykiavimas, partnerystė, mes santykiuose, mano partneris, sugulovas, nežinau, kokių dar jūs mėgstate ten išsireiškimų. Tai yra palaido elgesio gyvenimas. Susibėga dviese, pasikrušti, kad gaut malonumą be įsipareigojimo. Tai, žodžiu, tai galiu savo kažką leisti. Gerai, leisk. Tai yra tavo pasirinkimas. Aš negaliu tavęs teisti. Ne, dink Dieve, neteisiu. Ta prasme, tai yra tavo pasirinkimas. Tiesiog gaila. Gaila, pagal tavo aprašymą, pagal tai, kaip rašai, žiauriai gerai sudedi sakinius. Ta prasme, mąstymas pas tave superinis. Ta prasme, viskas pas tave gerai. Linkus į priklausomybės, tokie nesminiai dalykai. Bet, viskas sutvarkoma. Ir... žodžiu... Aš norėčiau, kad tokios merginos kurtų šeimas, ne santykius, nepalaikytų prostituciją, pigią prostituciją, neatsidavinėtų už kavos puodelį su kurasanu. Ta prasme, kad kurtumėt šeimą, kad
žinotumėt, kaip ta šeima kuriama, kad suprastumėt skirtumą tarp vyro ir moters, kad tai išnaudotumėt ir iš to turėtumėt tą tikrąjį kaifą. Šeimos, sveikos šeimos turėjimo kaifą. Nes tas kaifas yra daug didesnis ir saldesnis, negu susibėt su partneriu pasantykiaut. Mama rekomenduoja nueiti į sporto salę, pasportuot pusmetį. Manau, svajonė juodojo diržo. O, gera svajonė, bet, vėlgi, vyrai ieško moterų, o ne diedų. Sveiki vyrai ieško sveikų moterų. Sporto salė super. Netgi kovos menai moters rankose, aš manyčiau, super, nes gyvename laikais, kai būtų gerai, kad galėtum apsiginti. Ne? Bet juodasis diržas, tai gal ne. Ta prasme, žiūrėk, čia tavo gyvenimas. Tu pati sprendi. Jei drastiškai pakeičiau gyvenimo būdą, taip, davai drastiškai pakeisk gyvenimo būdą. Nesukrušk su menkai pažįstamais diedais, ypač tais, kurie dantų nesivalo. Ir palauk, tu gi mokaisi. Kur jūs ten palauk mokaisi? Kažką tu mokaisi, ne? Baigiu socialinių mokslų krypties studijas. Sulytė, super. Tai mokaisi, baigi, ne? Pasidomėk, nueik į biblioteką, paieškok knygučių, paskaityk, pasidomėk, kaipgi kuriamos šeimos. Kodėl mes skirtingi, kame mes skirtingi, vyrai ir moterys. Ir drastiškai pakeisk savo gyvenimo būdą. Atsisakyk visų alkoholių, visų ten kitų žalingų dalykų. Ir žiūrėk, ir gal mamytė išlydės ne su staudimu ir smūgiais. Mamytė su staudimu ir smūgiais, jinai taip supranta rūpestį tavim. Jinai nori anūkų, jinai nori kad tu turėtum sveiką šeimą. Tavo tėtis nori, kad tu turėtum sveiką šeimą. Aišku, šito istorijoje aš nežinau, kur ten tavo tėtis ir kokie santykiai tavo mamytės su tėčiu, žinai. Čia irgi, kai sakant, sočiai traumų galim būti prisikišę savo į galvas. Bet, drastiškai keisk savo gyvenimą, nesikrušk su nemylimais ir menkai pažįstamais diedais ir būk kalno viršūnėj. Būk princesė. Lyg pati būčiau. Taip, būk princesė. Būk tobulybė. Pati savo pirmiausiai. Mylėk save. Gerbk save. Argi save gerbinti moteris prisileis prie savęs menkai pažįstamai ir dar dantų nesivaliusi. Dieve, su savivertė tikrai padirbėk. Gerai? Please. Labai prašau. Žodžiu, mylėk save. Tai įsakymas. Va. Iki.